Tai sveiki visi, su jumis ir vėl Windows Media Centras. Šiandieną, atsiprašau, gali nelabai gerai girdėtis, kadangi aš neturiu mikrofono su savimi dabar. Taigi šiandieną mes pabandysime dirbti su Linux. Taigi, pirmą reikia parsisiųsti Ubuntu 14.04 į savo failą. Aš padėsiu atsisiuntimo nuorodą aprašyme. Ar taigi nieko nelaukia, pradėkime. Tai dabar taip. Taigi ką, mes įdėjom diską. Dabar Ubuntu turi pasileisti. Matot, Ubuntu mate kraunasi. Ir tuoj pasileis. Taigi, kaip matote, jau prašvito truputėlį. Atsidarė pelytė ir po truputį atsidaro automatė. Tai dabar iš karto, jeigu norite pabandyti Ubuntu, spauskite pabandyti Ubuntu, bet mes spausime instaliuoti. Ir spaudžiame Continue. Ir spaudžiame Install Now. Ir spaudžiame Continue. Tai čia pasirenkame, kur jūs esat. Jeigu esat Lietuvoje, tai tiesiog palikit Vilnius. Jeigu kažkur kitur, tai pasirinkite savo. Čia tiesiog laiko zoną, sakykime. Jeigu esate čia, tai pasirinkite. Na, žodžiu, čia reikia pasirinkti savo laiko zoną. Continue. Čia jūs spaudžiame Continue. Tai parašykite savo vardą. Gerai. Ir tada, jeigu norit visą laiką, kad prašytų slaptažodžio, tai tiesiog palikit kaip yra, bet jeigu jūs esate toks kaip aš, arba tokie kaip aš, tai nenorit, kad visą laiką prašytų slaptažodžio, suspaudžiat Login Automatically. Ir spaudžiam Continue. Ir dabar instaliuojasi. Tai dabar aš truputėlį pristabdysiu filmavimą. Taigi, Ubuntu jau susiinstaliavo, kaip matome. Ir reikia, kad persikrautų. Tai spaudžiame perskrauti.
Taip, dabar, kadangi aš šitą instaliuoju į virtualų kompiuterį, man reikia išimti ISO failą. Tai truputėlį palaukite, kol aš išimsiu ISO failą. Ir dabar aš išimsiu ISO failą. O jūs išimkite flešiuką arba diską, jeigu jūs instaliuojate į tikrą kompiuterį. Tai va, kaip matome. Ir aš išėmiau jau ir spaudžiame vėl start. Įjungiame kompiuterį. Ir kaip matote, vėl išsikrauna Ubuntu Linux. Ir kaip matote, jau išsikrovė. Tai aš galvoju, tai pirmas dalykas, ką aš noriu padaryti, tai truputėlį pasididinti ekraną. Taigi, patį logiškiausią dalyką, ką aš dabar darysiu, tai įdėti Ghost Editions diską, driverių diską. Va, matome. Ok. Ir spaudžiam. Paspaudžiam, atsidarom šitą. Tai, nors gal driverių ir nereikia taip suinstaliuoti, bet matome jau mes susinstaliavom ir taip prasideda mūsų Linux naudojimo pradžia. Tai ką mes galim daryti? Mes galime eiti į internetą, galim daryti visokių įdomių dalykų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim su jumis kitam video. Viso gero.